Merginos, norėjau pašnekėti apie spuogus šiandien, bet pirmiausia pradėkime nuo pirmo pratimo. Atsisėdus, atsistojus galit, sudedam delnus kartu ir galva į apačią, tempiam nugarą. 3, 2 ir pradedam. Tempiam. Jauskit tempimą. Po kelių sekundžių pradėsim judėti rankomis į apačią, į viršų. Ir jūs tada pradėsit jausti apatinę nugaros dalį. Ir dabar pažiūrim truputėlį. Reiškia, aš į apačią, į viršų. Į apačią, pradedam kartu. Ir į apačią, į viršų. Jauti, kaip apačioj pradeda tempti, ne? Apatinė dalis nugaros. Ir dabar po kelių sekundžių vėl pakeisim į šonus lenksimės. Ir pradedam ir į vieną pusę, į kitą pusę. Tai čia šoniniai labiau raumenys. Ir 3, 2, 1. Liekam toj pačioj pozicijoje. Delnai ant galvos, galva į apačią, nugara tiesi, tempiam kaklo raumenys. Tempiam paprastai į apačią ir paskui pradėsim sukti galvą į vieną pusę, į kitą pusę. Pajausi, kaip šoniniai, šonai kaklo irgi tempiasi. Ir dabar 3, 2, 1, tiesiog pasižiūrėk. Reiškia, į vieną pusę pasuku galvą, į kitą pusę. Ir darom kartu. Į vieną pusę, į kitą. Ir taip toliau daryk, o sekantis mūsų pratimas, vėlgi gali ir atsistojus, ir atsisėdus. Vadinamoji kregždutė bus. Pamatys, aš parodysiu, turėsim laiko. Prieš pratimą, o ką aš apie spuogus norėjau pašnekėti, kad iš tikrųjų vienintelis dalykas, kuris man padėjo, nežinau, ar pas tave yra tokia problema, gali parašyti komentaruose. Gerai, sekantis, delnai žiūri į viršų, rankos truputėlį sulenktos ir galva eina atgal, kelias sekundės palaikom toje pozicijoje. Ir taip pat įkvepiam ir iškvepiam, kai delnai kartu. Ir pradedam. Ir atidarom krūtinės ląstą, uždarom. Atidarom, jau tik kaip nugaroj tiesiog, taip gera. Kaip viskas susispaudžia ir taip ir atgal. Žodžiu, vienintelis dalykas, kuris man padėjo su spuogais ir aš dėl savo spuogų ėjau į grožio sferą, kosmetologiją, nes bandžiau rasti išeitį, ką daryti, kad nebebūtų spuogų. Visą gyvenimą pas mane tie spuogai. Vienintelis dalykas, kuris man padėjo, tai buvo švarus maistas. Tuoj papasakosiu. Žodžiu, 3, 2, 1, dabar ant 4 ir vienas delnas, viena ranka už galvos. Ir mes uždarom krūtinės ląstą, atidarom kiek įmanoma, palaikom kelias sekundės. Ir 3, 2, 1 pradedam. Ir atidarom, uždarom. Atidarom, palaikom kelias sekundės, uždarom. Toliau taip ir daryk. Sekantis pratimas bus tas pats, tik į kitą pusę. Taip, kita ranka. Ir viskas iš tikrųjų ir pasibaigs. Jeigu nori dar, tai tiesiog iš mano video susirask dar, tarkim, apatiniai kūno daliai tempimai arba viso kūno tempimai, tai ir prasitęsto treniruotė. Žodžiu, kaip sako kai kurie, nereikia to švaraus valgymo, reikia visko po truputį, tai galiu pasakyti, kad man netinka. Gerai, keičiam. Kita pusė, tas pats, kita ranka už galvos ir vėl mes uždarom, atidarom, ar ne? 3, 2, 1 ir pradedam. Žodžiu, šiaip teoriškai iš tikrųjų kaip ir visko po truputį, bet aš galiu ant savo kūno pasakyti, kad mano kūnas iškart reaguoja. Ta prasme, ar tai tas glutenas, ar tai cukrus, viskas. Ta prasme, man iškart spuogai. Ir iš to galima pasakyti, išvada, nežinau, ar čia aš tokia jautri, ar šiaip galima pasakyti in general išvada, kad tai yra blogai organizmui. Tai vienintelis dalykas, kuris man padėjo, tai virti maistą,
troškinti ant garų ir tada oda būna švari. Gerai, pabaigai tiesiog įkvėpkim giliai ir užlaikykim. 3, 2, 1 ir įkvepiam. 1, 2, 3, 4, laikom. 1, 2, 3, 4, iškvepiam. 1, 2, 3, 4. Na ir šiandien viskas, palaikink video, subscribe, parašyk į komentarus, ką nors pašnekam, padarom kokią diskusiją, kad būtų apie ką šnekėti sekantį kartą. Na ir susitiksim sekančiam. Bye!